Jei, skrendu į Indiją. Dinga, 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 jinai dinga, dinga, pradinga. Ankstyvas skrydis, tai va toks visas, Legit. Nu va, aš legit Indijoje, crazy. Po 7 gyvenimų kelionės atvažiavau. Pamegojau biškį lėktuve, bet 3 sekundės. Indija. Aš būnu Indijoje crazy. Aš nelabai crazy, kažkaip labai paprastai priimu. Tai savo gyvenims tek. Ir aš esu dabar Indijoje, chill kamera. O čia esu su tokiu projekčiuku, kur reikės pravesti teatro workshopus vaikams. Yra tokios mokyklos Ryan International Schools. Tai va ten varysim. Susipažinau su savo kolegom. Viena estė ir yra 2 vokiečiai. Porelė. O rytoj dar turėtų iš Irano atvaryti mergičką. Ir aš būnu lietuvis, imagine. Lietuva tėvynė mūsų. Why not? My name is Anubha and I am performing Rama. Appreciation. Pravedžiau 3 workshopus, pradedu biškį nebejaust balsą. Toks atrodo, kad kalbi normaliai, bet jau belenka į priekį. Like, remember my name is Nu tai va, praėjo 1 diena, kaip vedžiau workshopus vaikam. Čia visai neblogai, nesgi pasikrovęs energijos, tie vaikai labai svytalai. Ir mokykla labai gražiai mumis priėmė per vaikus, kultūros atspindys toks matos, kad labai atskirti vyrai nuo moterų, netgi susiliesti negali. Nu šiaip vaikai visai šai, susikaustę būn, tai atrodo, kad va tokias paprastutės užduotis duodu, kaip ten atsistoti ratą. Ir kokias 5 minutės bandom atsistoti ratą. Bet tai va, visi nori nusifotkint toj mokykloje. Visiems labai įdomu. Kai kokia celebrity jautiesi išprotai, vaikai apspitę aplinkui, visi klausinėja, iš kur tu esi. Ir kai pasakau iš Lietuvos, būn tokiam, tai Amerika?
šiandien yra 3 diena Indijoje, 2 diena kaip vedu workshopus vaikam, teatro workshopus. Tai šiandien buvo iššūkinga diena, sultinga, spalvinga, iššūkinga, inga. Leidžiu savo jaust, ką jaučiu ir ką dabar. Šiaip tai visai smagi patirtukė. Gal biški per daug visko, labai daug triukšmo visur ir visada. Tai noris tos ramybės ir ieškau čia tos ramybės. Kažkur jinai būn. Maistas irgi žiauriai geras, o dieve, kaip skanu išprotėt. Viskas yra kažkiek aštru, bent jau 3 centus. Tai jau po biškį pradedu priprast, dar ponios trydos neturėjau, nepasibeldė, bet neprisikalbėkim. Ausau jau pradedu galvot angliškai po biškį. Bet ir gerai, kad tu čia dabar prigalvausi lietuviškai, kai viens lietuvis esi žinai. Šiandien klasę tokią turim. Legit buvo kokį 5 vaikų. Tokioj klasytėj. Paukštukų garsai nuostabus. Egzotika tokia, raw bitch. Vat kaip mano gėlytės. Vienas berniuks klausė, ar turiu Ferrari. Ar Lamborghini turiu. Nu tai legit, brum, bitch. Dar šiandien nelabai išsimiegojau, nes sukandžioja per naktį uodai. Tai užmiegi ir po pusvalanduką atsikeli, jau zvimbi prie ausės ir viską niešti. Šiandien vėl paturėjau naktį su uodais. Atsikeli visas toks, viską kuten, nori išprotėt, kažką papjausi toj. Ir tos uodus daužai ten visur per veidą savo. Bet turėjom kelti šiandien 4 ryto. Niekada nebepamiegu taip normaliai, bet jaučiuosi visai achuienai. Kol važiuojam į kelionytės mašiną, biškį pailsiu, pamiegu, va toks visas. Tai legit nutampytų kaklų dabar būnu biškį. Nusitampiau kaklą. Bet jau kėlėmės taip anksti, kad nuvarytume į kalnus. Ir prieš mumis tiesiog debesys. Tobul, atrodo, karojui būni. Dar beždžionikės laksta. Kai kurie žmonės linda prie tų beždžionių, bandė paliest. Ir jos tokias visas iš karto, bitch. Bet gerai, nėra reikalo lyst. Pamačiau pirmą kartą realias šunų peštynės. Buvo vienas šuniuks toks nupiepęs biškį. Ir parėjo iš kažkur gauja, tokie 3 šunis, toks bitch. Prisimeni tu mums skolą į dešros gabalą. Ir tas toks, ne, guys. Tada tie 3 užšauka ant jo ir ten pradėjo draskytis. Bet jo, tada pastebi vat ir tos lušnynus, šiukšlynus, nepasiturinčius žmonės. Kaip jie kitaip mata mumis, vien dėl to, nes mūsų oda balta. Nu, tokie dalykai.